Mes visi turime atsakymus į visus mums rūpimus klausimus. Tik dažnai mūsų aktyvus protas mus nuveda į abejonės. Ši praktika gali jums padėti paieškoti atsakymų. Ir tai bus rašymo praktika, kur mes išsigryninsime vieną žodį. Pirmiausia, užduokime klausimą, koks pozityvus žodis dabar galėtų būti man kaip nuoroda mano dabartinėme vyksme, gyvenime. Dabar surašykime skaičius nuo 1 iki 16. O dabar surašome žodžius, kurie yra apie mus, pozityvų žodžiai, koks aš esu. Ir surašome greitai, tiesiog kas tuo momentu mums ateina. Na štai, turiu visus 16, dabar juos tiesiog sujungiu po 2. Tiesiog sujungiu po 2 ir surašau iš tų dviejų vieną žodį, kuris tiesiog man irgi apibendrinant tos 2 žodžius susijungia į vieną. Žodžiai gali ir kartotis. Dabar juos sujungiame dar po 2 ir gauname 4 žodžius. Ir dabar tos 4 vėl surašom. Dabar liko sujungti dar vieną kartą ir gausis 2 žodžiai. Gausis 2 žodžiai. Ir dabar tuos 2 sujungiu į vieną ir gaunu žodį. Žodis gavosi virsmas. Tai galbūt man reiktų pagalvoti, kokie vis tik yra virsmai mano gyvenime. Linkiu ir jums išbandyti šią praktiką. Gražių švenčių, artėjančių švenčių.